Štai taip Zaratustra kalbėjo. Ši knyga kaip koks apsisnargliavęs bogiminas pažadins jūs vidury nakties, užpils kibirą ledinio vandens, išpers sėdimą į beržinių vantą ir, šviesdama į vyzdį žibintuvėliu, smagiai apspjaudys jūsų inertišką kūną, kad suteiktų jam gyvybės, prikeltų jų kaip meno kūrinį, sutelkusi savin visą kas dvasiška ir materialu, kas subjektyvu ir objektyvu, epinė eklektiška pilna nuostabaus šlamšto ir nesąmonių virsmų Zaratustros istorija, persmelkta poezinio didaktizmo, oratoriškų pozų ir aukštųjų deklamacinių intonacijų. Pragaro aukštai, kurį papuola mirusios Zaratustros lūpos, karaliauja ugninga patriotinė frazeologijoje, įsiutusi ant žmogių prižiūrėtojas Vilamovicas grūda į karcerį, kurį jis kandžiodamas švirkštų sienų betoną, laužo dantis ir kaukio kaip šuo mėnesienoje, kiek aukščiau sienomis bėgioja pats Nietzsche, kurio biografija ir kūryba nagrinėjama jau 150 kartą, ir nuolat begėdiškai iškraipoma per pastaruosius 6 metus, supermenas suvokdamas savo bejėgiškumą, nuolat tyliai šnabžda, už ką klaustukas. Precedentas aštri kraujyje mirkyta plunksna. Nietzschės rašymo sistematika išeina iš apibrėžto, tradicinio filosofinio diskurso, tikslių definicijų moksliškumo ir tyčia kartoju. Tyčia apgalvotai apkrauna impresionistinio simbolizmo versifikaciją, sukurdamas nerealų spiritualistinį naturalizmą. Žinoma būtų šaunu, kad realizmo, holokausto ir kūrybos tipologijų samplaika, pasaulio vaizdinių opozicijų darinys ir savo rigidišką prasme praradusių fragmentų alegorijų mozaika, nepribaigtų skaitytojo savo vienintelę klaidingą subjektyviąją interpretaciją, gyvulio ir ant žmogio lydimosi temperatūra. Tačiau iliuzinė reliatyvi ir perspektyvistinė daugia prasminio stiliaus popuriks amžiaus pop, besikeičiančioje literatūrinėje situacijoje yra nemažiau svarbi nei pati meninė kūryba, kuri kompulsyviai linkusi argumentacijos ieškoti poetinio teksto glaustuose aforizmuose, o ne solidžių ir nuobodžių filosofinių raštų sofistikoje. Tačiau nebijokite mergaičiukės, skaitydami laisvai galėsite surengti pikniką, užsikurti laužą, pakepti šašlykėlius, žodžiu pailsėti. Po knygos Saulė viskas paprasta, 4 didelės dalis sudarytos iš kitų mažesnių dalių. Klausimų bus, skaitytojai sustoja ratuko, palenkia galvas ir sustingsta. Siužetas, draugė recenzentė, ar siužetas yra klaustukas, žinoma, ponai, jau kaipgi be jo. Pirma dalis. Neįmantrioje preambulėje 30-metis Zaratustra pasitraukė į secesiją, antropomorfizuojasi įgauna išminties taškų kuriančiojo pasiaukojimas, tragiška misija ar sakralinis aktas konfrontuojantis su profaniška tikrove. Atsakymų nėra. Kalnuose oras gniuras, tačiau greitai pasirodo kalnų ožėjai. Individualizmas, misticizmas, impresionizmas, vizionizmas ir simbolizmas. Visi jie ant subinių įsitatuiravę mes atsidavę peizažiniams pomėgiams. Zaratustra eretiškai ekspresyviai konstatuoja Dievo mirtį. Mat modernistinis pasaulis virto totaliu nihilizmo dekadansu, dvasios polėkio kachleksija, sugestyviuoju kultūros atsinaujinimo ženklų skelbiamas antžmogis. Tai yra individas didingesnis už žmogų, kaip pastorasis didingesnis už hominidą, kuris yra tik tiltas į savęs įveikimą. Individas sugebėsęs pralaužti smukusios civilizacijos kevalą ir atgaivinsęs sielą, įteikdamas kūrybą ir valdžios jausmą kaip širdies aistras. Zaratustra fanatiškai gongorizuoja erezijas nenusisekusio gyvenimo seniui, deklaruoja ugningus postulatus vietinėme karnavale. Tačiau filisteriški antipodai ignoruoja aukštesnėje edukacinės prasmės manifestaciją ir, ironizuodami pesimistišką antikristą, pretenzingai zyzia, kad į sceną reikia infiltruoti lyno akrobatą. Toliau vykstančią teatralizacijoje įžanginę prakalbą. 6 skaičiau ilgiau nei pusvalandį. Vėl ir vėl. Mane užvaldė veržimosi begalybėn. Kelionės nežinio ir paslaptina aistra. Kur grožiu tampa tai, kas natūralus, spontaniška, originalu, sentimentalu ir net kas skaudu. Norėjau verkti. Svaiginantis kintančio permainingo pasaulio suvokimas ant lyno virš bedugnės imitacijos, monstriškosios pelėdos balsų šnabždantis į ausį, kad tarp didžiausių gyvenimo priešybių, kad tarp napoleoniškos didybės ir menkystės. Tai yra tik vienas žingsnis, esencija aptraukta akinačio kontrastų šešėlių merguliavimo, pažadinant ironiško, paradoksalaus, groteskiško jos regėjimo galimybę. Mėginu paaiškinti, kad paveikslinis lyno motyvas įamžina žmogaus piligrimo kelionę dieviškojo absoliuto link. Žmogus amžinasis keliautojas nugyvenęs begalį reinkarnuotų gyvenimų ir be perstojo judąs tolyn. Prisiekiu aukščiausio oktaninio skaičiaus benzinas. Preliudija baigiama užuominomis ir sąsajomis. Kodėl jojimo į liaudį ideologija netenka prasmės ir kodėl Zaratustros didaktika tokia velnioniškai ezoterinė. Pranašas ieško netikinčiųjų piemenukų, ne avių bandų ar tylių enciklopedinių eruditų, o laisvamanių kūrėjų išdidžiumą ištaujančių ir plačių pažiūrų. Čia prasideda propagandinė pasaka, į kurią nugrimsta urbanistiniai ir technogeniniai protai. Pakinkyk serverių mielasis. Programiškai realizuojami 3 subordinaciniai dvasios virsmai – kupranugario, liūto ir vaiko. Kupranugarius savo charakteristiką nenusileidžiantis paliegusiam mului, reprezentuoja pažinimo svarmenis. Dopingo prisirijęs liūtas apsimetinėja kūrybinės laisvės ir inovacinio mąstymo apologetu. Vakare ant naktipodžio sėdintis vaikas oraliniu būdu mėgaujasi šiltų sklerozės buteliuku. Siūloma imponuojanti užmaršties idėja.
kad naivusis žmogus į pasaulį sugebėtų žvelgti šviežiai. Tai ne pasyvioji aktyvioji užmarštis vedanti kurianti jį prie naujų pasaulio vaizdinių. Tikrojo žinojimo pradžia, žinojimo užmiršimas. Žvairuodamas į rytus klausiu, Lauzės falsifikacija klaustukas aha. Gudragalviška fabula teleportuoja skaitytoją į hedonistinę provinciją, registruotą idiliškuoju žalmargės karvės vardu. Čia Nevskės protagonistas susipažįsta su išmintingu lunatiku, nemigos akimis hipnotizuojančiu publiką, sarkazmo krušą apipila tikinčiuosius ir kūno niekintojus. Pasineria į nusikaltėlio psichoanalizę, ieško ir muštruoja nepatyrusius jaunuolius, niekina valstybę ir fariziejus. Kalba apie dorybės ir ydas, apie meilę ir mirtį. Visą miestą apgaubia ypatinga materialistinio monizmo atmosfera, kur dvasia ir materija susaistoma kaip nedalomos ir vientisos būties simbolinė išraiškos forma, brėžiama griežta demarkacinė linija apie fizinę substanciją, o dualizmas ir metafizika bekompromisiškai nuslopinami. Ant lavonų sušokama į moralį pergalės samba, aktyvuojasi specialiai paruošti gilaus blogio žvygavimu, antagonistinių voliojimuose arba kaip ten dar reiškia savo jėgą žmogiški dygliuočiai ir gigantiški nuo egoizmo anabolikų kobros principai. Zaratustros mokyme valios autonomijos algoritmas neigia autoritetus, tradicijas ir bet kokią kosminę tiesą. Konkretus lozungas gyventi reikia maksimalistiniu produktyvumu iki pirmųjų kūno degeneracijos požymių. Kai tampi nieko ir gali rinktis mirtį, įsivaizduokite tai kaip stipličazą su kompasu ir žemėlapiu. Bėgimas yra dinamiškas ir reliatyvus gyvenimas. Kliūtys savęs įveikimo procesas, kompasas ekskliuzyvinis čia ir dabar, o žemėlapio rolėje futuristinis antžmogių terariumas kaip motyvuota direktyva. Dėdė, o kas įvyksta pirmos dalies pabaigoje klaustukas na. Zaratustra pasitraukė į kalnus. Teisybės tenai nėra, gyvybės taip pat. Antra dalis. Po kelerių metų Mesiją aplanko Menomen. Žiūrėdamas į veidrodį, kurį laiko spuoguotas vaikas, Zaratustra mato chirališką atspindį. Pašaipų velnio snukį. Tai norėjo aprobuojama kaip niekingų golemų parazitavimas jaunųjų pasiekėjų legionuose. Interversija būtina. Kūlė viršiurisimės nuo kalno. Beje, šis sapnas interpretacinio perspektyvizmo pavyzdėlis, kuris savo netrivialumu gali įstumti į gilius apmąstymus kiekvieną neišmanėlį. Pats šios recenzijos autorius, pavyzdžiui, gilinosi į esmę pakartotinio skaitimo laikotarpiu, galvoje užfiksavęs knygos finalinius epizodus. Kūrybinė valia ir galios siekimas, antros dalies magnetinis traukos laukas. Tai tam tikras abstrakrus parametras, atskiriantis aveles nuo raščiukų, gadina aplinkiniams gyvenimą, chamiškai elgiasi viešose vietose, vogiai teptukus ir šaukštus iš neturtingo artistų, gauni pliusą, mėgavaisi skaitydamas Nevskės kūrybą, krūva pliusų ir papildomai išimtinė juodo įniršio, ir priešingai, girių sanitarai ir paprasčiausiai malonūs žmonės nuolat pasipildo. Tiksliau atrofuoja valios identitetą, neigiama energija ir anksčiau ar vėliau baigia savo egzistenciją nepalikę nė pėdsako. Nakties dainoje, šokio dainoje ir raudoje Zaratustra ištinka krizė kaip ir pranešė, kol su didžia krūtėmis menadėmis šokamas elektrinis bugis. Lingvistika virsta rapsodiška, o asmeninės laiškanešio karjeros nesėkmės iškelia protetinius vidinius konfliktus. Sielvarto ekspansija tęsiasi per megalomanijos psichopatiją, neurasteninę difuziją ir dekadentišką agoniją. Visas šis prakeiktas agregatas tirpsta Nevskės priešo alcheminėme mišinyje, kuris reabilitacijos momentu supanešėja į koncentruotą alter ego endorfiną. Ilgai trunkantis atsigėrimas nedelsiant perkelia į 7. dangų. Vėl sugrįžta pasitikėjimo savimi ir ryžto banga. Svarbiausia nežiūrėti žemyn, nepratus gali apsvaigti galva. Nauja kontrastinga iliuzija. Tikras apžuvas. Zaratustra sapne tituluoja save mirties pilies ant kalno kapinių sargu, trūnijančios kultūros paveldininku ir pranašu. Stūgaujantis vėjas išplėšia vartus, atblokšdamas juodą karstą. Tuoj pat subyrėjusi į šipulius, iš kurios taukdami iššoka 1000 veidų ir snukių, vaikų ir angelų, pelėdų, juokdarių ir vaiko dydžio peteliškių. Vienas iš mokinių pasitelkia būrimą iš kavos tirščių. Vėjas tai per kultūrą įsiugdyta ir nuskaidrinta audros ir veržimosi Zaratustros dvasia. Pakankamai stipri išbudinti dar miegančius. Zaratustra tuom abejojo susitikimas su Kupriku ne muzikantų padidina jo proto skeptiškumą. Protas paklūsta. Paskutinėme antros dalies skyriuje, tyliausioje valandoje tarp Zaratustros ir tylos be balso užsimezga poleminis dialogas, aiškinantis sąmoningo pasitraukimo iš visuomenės priežastis. Jausdamas atsakomybę už viso pasaulio likimą ir už savo mokinius, Zaratustra suvokia, kad tik suklestėjus individualybės raiškai, tik subrendus sielai jis galės sugrįžti mokyti ir mylėti. Ekvidę pirmyn į olą. Trečia dalis. Perbridęs kanjoną Zaratustra įsėda į laivą ir ten sėdi, kol išlipa. Nostalgiškoje blankoje ir prislėgtoje erdvėje reikalai sublimuojasi į maištingą katatoninę neviltį, o kamufležinė protingų kliedesių sistema priverčia skaitytoją žagsėti iš nuostabos. Teatrinis, artistinis, fikcinis egzistavimo lygmuo atrodo daugiau nei vizijoje. Net su filosofiniu akmeniu supersonifikuotas nykštukas, švino lašais kankinantis gigantišką milžiną ir bandantis įtikinti,
kad jo pagrindas ne šiaip apie mašį ar statiškas personažas, netrukdo stebuklingos meno jėgos realumui. Vienas svarbiausių trečios dalies orbitos elementų. Evoliucinis recidyvas tai yra laiko ir visatos beribiškumo, praeities ir ateities pasikartojimas apskritimu nuo mažiausių iki aukščiausių formų su perpetuum mobile funkcija. Materializmo bestijais keičia kojas ir puikuojasi savo milžinišku klitoriumi. Ką daryti, jeigu žmonijos laukia nuolatiniai kremacija ir reinkarnacija, kastracijoje ir masturbacijoje klaustukas? Pirmiausia, norint išsivaduoti nuo švininio nykštuko pasturgalio, piemuo privalo nukasti biblijai gyvatę į galvą, iškelti virš savęs fakelą ir tapti apšviestuoju, galinčiu kvatotis nepriklausomomis balso stygomis, seksi ir kitaip. Digresiškai keliaudamas per nykius, idiotų ir atskalūnų pilnus modernistinius miestus, Zaratustra sugrįžime rezimuoja savo klydimus ir paklydimus, ieškojimus permainas ir išmintį. Ibsenizmą pakeičia jaukus namučiai, nevilti energija ir troškimas gyventi, o mimetiškos pirmos dalies antžmogio ir antros dalies kultūros atbudimo kitkūniai, stimuliuojami estetinio dainavimo ir šokio pilnatvės, žydi lyg būtų patrešti kompostu. Trečios dalies pabaigoje Zaratustra, išgulėjęs be sąmonės 7 dienas, suvokia, jog būtis prasideda kiekvieną akimirką, o vidurys yra visur šauktukas, todėl chronologiškai įvykiai niekada nesikartoja ir negali būti tokie pat. Žodžiu, nykštukas palieka pastatą. Antžmogio transformacija kaip duoklė dievams laminuojama 7 antspaudais ir įgauna teisę įsidabinti triumfuojančiomis pergalės spalvomis. Latentinės traumatologijos doktoratas, agrastas pas Hemdelę numylėtinis, 100% kirminų mišrainė ir myliu aš tave, o amžinybė šauktukas. 4 ir paskutinė dalis. Tęsti knygos peržiūrą neprotinga dėl neįvykdomo troškimo nusispjauti, užmušti paskęsti išsiplėtusiom lėliukiam paskubomis prabėgti, paskui dar porą kartų gurkšnojant kartu raudonai, mėgautis kiekvienu lašu puslapiu, meldžiantis palieka pėdsaką bjaurybė nieko nepadarysi, cauk degracia, findesieksle mohikanas. Štai taip Zaratustra kalbėjo, tai pasaulio kultūroje ilgai neatvertų, slopintų ir neatrastų kūrybos milžiniškų vertybiškai kanotuotos meninės vaizduotės, poetinės mąstysenos ir intuityvių galių eksplozija, siautulingas jėgos pilnas estetinis fenomenas ir suklestėjimas, savitai nuspalvintas visos XXX amžių sandūros antipozityvistinės vakarų Europos kultūros aplinkos, kuris nepralenkė ir pačios kultūros. Filosofija tapo poetiška, literatūra filosofiška, moksliniai atradimai savo fantastiškumą stulbino, o meninė vaizduotė demonstravo dėmesingumą moksliškumui. Verdiktas: magnum opus.